Laikas, toks, kokį mes suprantame, iš tikrųjų neegzistuoja. Laikrodžių rodyklės juda, dienos keičiasi, kūnai sensta, bet tai tik regimybė. Kaip žaidimas, kuriame susitarėm, kad egzistuoja praeitis ir ateitis, nors viskas visada vyksta tik dabar. Senovės žmonės tai žinojo. Jiems laikas nebuvo tiesi, o labiau ratas, kaip metų laikai, kaip mėnulio fazės, kaip kvėpavimas, įkvėpimas, iškvėpimas, tyla ir vėl naujas ciklas. Niekas neprasideda ir niekas nesibaigia, keičiasi tik formos. Bet mes tą ratą perkirpom ir pavertėm liniją. Nubrėžėm pradžią ir pabaigą, sukūrėm istoriją, tarsi filmą, kuris eina nuo pirmo kadro iki paskutinio. Tik klausimas, ar tas filmas iš tiesų sukasi? Kai žiūriu į viską taip, matau, kad kiekviena akimirka tarsi kadras iš jau nufilmuoto filmo. Kiekviename kadre visa visata. Garsai, žmonės, emocijos, įvairios detalės, kurių net negalime įvardinti, ir niekas tenai nejuda, išskyrus mane. Mūsų sąmonė tai projektorius. Ji apšviečia vieną kadrą ir atrodo, kad jis tampa gyvas, kad kažkas ten vyksta. Bet kai projektorius pereina prie kito kadro, ankstesnėjame viskas sustingsta. Kadro niekas nesunaikina. Jie niekur nedingsta, jie tiesiog laukia įrašyti mūsų pasąmonėje, tarsi gyvos atminties kristalai. Regresinės hipnozės metu mes nekeliaujame į praeitį. Mes negrįžtame į seną laiką, nes laiko nėra. Mes tiesiog perjungiame projektorių į tą kadrą, kuris vis dar egzistuoja, į tą vietą, kur kažkas užstrigo. Neiškvėpta emocija, neišsakyta tiesa, sustingęs judesys. Ir kai tame kadre pasirodome iš dabartinės sąmonės, mes jį apšviečiame kita šviesa. Tas pats įvykis, ta pati scena, bet dabar ji matoma kitu kampu. Regresijos metu žmogus nekeičia praeitį, o perrašo jos reikšmę. Senas kadras nustoja būti trauma ir tampa patirtimi. Skausmas virsta supratimu, baimė virsta šviesa. Ir kai kadras pakeičia reikšmę, visa istorijos seka, kuri rėmėsi juo, pradeda keistis. Tarsi ištraukus vieną akmenį iš sienos pajudėtų visa konstrukcija. Kai keičiasi žvilgsnis, keičiasi viskas. Nes realybė visada buvo mano pačios pasakojimas apie atskirus jos kadrus. Aš esu ta, kuri iš visų galimų kortų renkasi, ką ir kaip matyti šiandien. Gamtoje šis principas veikia nuolat. Kiekvienas augalas kartoja save, bet niekada nekopijuoja tiksliai. Pavasaris niekada nebūna identiškas ankstesniam. Ir vis dėlto jis grįžta. Kaip atnaujintas kadras. Ta pati tema, tik kita nuotaika. Mūsų gyvenime kartojasi situacijos ne tam, kad kankintų, o kad parodytų. Pažiūrėk, dabar tu gali į šitą situaciją žiūrėti kitaip. Kai žmogus tai suvokia, jo energetinė struktūra keičiasi. Tarsi perjungtum viso savo gyvenimo dažnį, nes
kai kadras perrašytas, jis daugiau negrįžta su ta pačia emocija. Jis tampa mano istorijos dalimi, bet jau be skausmo. Kaip senas sapnas, kurį prisimenu, bet jis manęs nebevaldo. Tuomet keičiasi ir ateitis. Ne todėl, kad kažkas išorėje pasikeitė, o todėl, kad pasikeičiau aš, ta, kuri renkasi.